Sveiki! Šiame vaizdo įraše aptarsime vidaus tvarkos taisyklės. Finansų ministerijoje dirbame 40 valandų per savaitę, 5 darbo dienas. Pirmadieniais, ketvirtadieniais dirbame 8 valandas 15 minučių, o penktadieniais 7 valandas. Pietų pertraukai skirtas 45 minutės naudojame savo nuožiūrą. Ministerijoje yra galimybė dirbti lanksčiu darbo grafiku, kuomet darbą galime pradėti nuo 7 iki 9 valandos ir baigti atitinkamai nuo 16 iki 18 valandos. Pavyzdžiui, jeigu darbą pradedame 7 valandą 30 minučių, tuomet baigime 16 valandą 30 minučių. Taip pat galime dirbti pagal individualų darbo grafiką, tai yra nusistatyti darbo pradžią ir pabaigą, išlaikydami darbo valandų skaičių. Pietų pertraukos laiką pasirenkame ne vėliau kaip po 5 valandų nuo darbo laiko pradžios. Prašymus dėl kasmetinių atostogų ar poilsio dienų teikiame per ministerijos informacinę sistemą DBSIS. Atostogų prašymus pateikiame ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki pirmosios atostogų dienos. Sprendimą dėl mūsų kasmetinių atostogų ar kitų poilsio dienų suteikimo priima tiesioginis vadovas. Jeigu turime nedarbingumo pažymėjimą ir negalime atvykti į darbą, apie tai nedelsdami informuojame savo tiesioginį vadovą. Suderinus su tiesioginiu vadovu gali būti suteikiamos nedaugiau kaip 2 darbo dienos per mėnesį apsilankyti sveikatos priežiūros įstaigoje ir valstybės ar savivaldybės institucijoje. Ministerijoje yra galimybė dirbti nuotoliu. Prašymą teikiame per DBSIS sistemą, nurodydami darbo vietą, laiką, kitą informaciją. Nuotolinį darbą dirbame susiderinę su tiesioginiu vadovu. Dirbant nuotoliu, konkrečias užduotis tiesioginis vadovas perduoda įprasta ministerijoje naudojama priemonė. Nuotolinio darbo kompiuterinės technikos sąlygomis pasirūpina informacinių technologijų padalinys. Į ministeriją patenkame su magnetiniu įėjimo rakteliu. Darbo dienomis į ministeriją įeiti galime ne anksčiau kaip 5 valandą ir būti iki 22 valandos. Nedarbo dienomis patekti į vidų galima ne anksčiau 8 valandos ir būti iki 22 valandos ir privalome pasirašyti apsaugos darbuotojo pateiktame lankymosi finansų ministerijoje žurnale. Priimdami svečius turime juos pasitikti ir lydėti ministerijos viduje. Užtikriname, kad mūsų darbo vietoje svečiai būtų tik mums esant. Ministerijoje turime tvarkingai naudotis bendrojo naudojimo erdvėmis ir susitvarkyti darbo vietą. Baigę darbą, atsijungiame nuo savo vartotojo paskyros kompiuteryje. Dokumentus sudedame į spintas, stalčius, išjungiame šviesą, uždarome langus, užrakiname kabineto duris. Jeigu darbo vieta pirmame aukšte, nuleidžiame apsaugines lauko žaliuzes. Darbo kabinetai ir kitos ministerijos patalpos valomi pasibaigus darbo laikui. Greitai gendantį maistą laikome šaldytuvuose, o ministerijos patalpose valgome tik specialiai įrengtose virtuvėlėse. Ministerijoje rūkoma tik tam skirtose, specialiai įrengtose ir pažymėtose vietose. Ministerijoje yra vaikų užimtumo kambarys, kuriame patys esame atsakingi už savo vaikų užimtumą bei palaikomą tvarką. Jeigu esate naujokas, jums kanceliarinės priemonės išduos veiklos valdymo padalinys. Vėliau kanceliarinės prekes pasiimti galime iš specialiai įrengtos kanceliarinių priemonių spintos. Kabineto raktus išduoda atsakingas veiklos valdymo padalinio darbuotojas. Pasigaminti savo darbo kabineto rakto kopiją, perduoti kabineto raktą kitiems asmenims draudžiama. Kompiuterinė ir programinė įranga, telefonus, magnetinius įėjimo raktus išduoda informacinių technologijų padalinys. Patys neremontuojame kompiuterinės įrangos, nekeičiame ir nediegiame programinės įrangos. Reguliariai susitvarkome savo darbo elektroninį paštą. Taip pat užtikriname, kad išduotų ministerijos mobiliuoju telefonu darbo metu būtų galima susisiekti. Privalu saugoti išduotas darbo priemonės. Taupiai naudoti patikėtas ministerijos bendro naudojimo darbo priemonės, inventorių, organizacinę ir telekomunikacijų įrangą, elektros energiją. Jeigu turite prieigą prie vidinių duomenų bazių bei registrų, rinkti, peržiūrėti, tikrinti, analizuoti ten esančią informaciją ir duomenis, turite užtikrinti, kad jums prieinama informacija ir duomenimis neturės galimybės naudotis tretieji asmenys. Šalia ministerijos yra automobilių stovėjimo aikštelė. Norėdami naudotis ministerijos darbuotojų automobilių stovėjimo aikštele, elektroniniu paštu teikiame savo automobilio valstybinį registracijos numerį bei mobiliojo telefono numerį atsakingam veiklos valdymo padalinio darbuotojui. Automobilių stovėjimo aikštele naudojamės atsakingai ir racionaliai, laikydamiesi kelių eismo taisyklių reikalavimų. Taip pat pagarbos vienas kitam principo, saugodami ministerijos ir kolegų turtą. Apranga ministerijoje turi būti tvarkinga, dalykinio stiliaus.
Patalpose turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera. Vieni su kitais elgiamės pagarbiai, netrukdome kitų kolegų darbui. Darbo vietoje nelaikome asmens garbę ir orumą žeminančio arba necenzūrinio turinio informacijos. Ministerijoje organizuojamiems vidiniams renginiams posėdžių salės rezervuojamos naudojant elektroninio pašto kalendorinio įvykio kūrimo funkciją. Jeigu vidiniam renginiui reikia kompiuterinės įrangos, tokiu atveju į renginio dalyvių sąrašą įtraukiame specialų vartotoją – renginio koordinatorių. Kitas vidiniam renginiui arba jo metu kavos ar arbatos pertraukai reikalingas priemonės užsakome elektroniniu paštu užsakymai@finmin.lt. Nusprendę atsisveikinti su ministerija, paskutinę darbo ministerijoje dieną privalote visiškai atsiskaityti, grąžindami suteiktas darbo priemones. Raktus, valstybės tarnautojo pažymėjimą, perduodami informaciją tiesioginiam vadovui, kad būtų užtikrintas darbų tęstinumas.